Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtiniai faktai. Nors deguonis nėra pagrindinis Žemės atmosferos elementas, tačiau jo reikšmė visoms gyvybės formoms yra labai didelė. Niekas negali išgyventi be pakankamo kiekio maisto, vandens ir deguonies. Iš šių trijų svarbiausias yra deguonis. O ar kada esate pagalvoję, kas nutiktų, jeigu trumpam laikui, pavyzdžiui, 5 sekundėm Žemėje dingtų deguonis? Mokslininkai teigia, kad visi paplūdimiuose besideginantys žmonės iškart nudegtų savo odą. Molekulinis deguonis esantis ore apsaugo mūsų odą nuo ultravioletinių spindulių. Antra, dieninis dangus taptų tamsus, beveik juodas, nes ore būtų mažiau dalelių, kurios atspindi šviesą. Trečia, visi neapdoroto metalo gabalai susilydytų į vieną, nes oksidacija ant metalo paviršiaus yra vienintelis dalykas, kuris neleidžia metalui susilydyti tarpusavyje. Ketvirta, Žemės pluta imtų trūkinėti, nes deguonis sudaro net 45% Žemės plutos. Penkta, visų sutvėrimų vidinė sausė susprogtų, nes oro slėgis sumažėtų 21%. Šešta, visi iš betono pastatyti pastatai pavirstų dulkėmis, nes deguonis yra svarbi betono rišamoji medžiaga. Septinta, net trečdalį vandens sudaro deguonis, todėl be deguonies vanduo įgautų dujinį pavidalą, išsiplėstų ir greičiausiai išgaruotų į kosmosą. Tačiau ir susimąstyti, o kas būtų, jeigu Žemėje deguonies kiekis padvigubėtų. Pirma, popieriniai lėktuvėliai skristų toliau. Antra, automobiliai sunaudotų mažiau kuro. Trečia, mes būtume laimingesni ir gyvybingesni. Ketvirta, vabzdžiai būtų didesni, nes vabzdžių dydį lemia deguonies kiekis atmosferai. Taigi deguonies šiuo metu yra saikingai, tad to ir pasidžiaukime. Ačiū žiūrėjusiems. Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiam mus sekti Facebook puslapyje.